Kompiuteris, internetas ir kitos informacinės technologijos ne tik darbo priemonė ar laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir puikiai mokymo priemonė. Ta patvirtino Sostinės Vyturio pradinės mokyklos 1 klasės mokiniai. Jie pirmieji Lietuvoje per pamokas naudojasi Classmate PC mokomųjų kompiuterių sprendimu, kurio tikslas šiuolaikinėmis technologijomis pagerinti pamokų kokybę. Mes turime peraugti į kitą lygį, į kompiuterį žiūrėti ne kaip į objektą, bet kaip į priemonę. Į priemonę, kuri palengvina, pagreitina procesą, kuri motyvuoja vaikus. Aš kitaip sakyčiau, kad jeigu turėjome kreidą kažkada, jeigu turėjome kažkada pieštuką, tai mes galbūt pasiimam modernesnę rašymo priemonę, tai šiuo atveju irgi procese atsiranda įvairovė, atsiranda galimybė greičiau ir priimtiniau ir interaktyviau dėstyti pamoką. Modernus mokymosi rinkinys, kuris turėtų suvienodinti Lietuvos moksleivių galimybės palyginti su vakarų šalimis, susideda iš nešiojamųjų kompiuterių klasės moksleiviams ir mokytojams bei programinės įrangos. Specialistų teigimu, technologijos pagyvina mokymosi procesą. Vienas svarbus dalykas, kompiuterį niekuomet nepakeis elementarių dalykų kaip karpimas žirklėmis, piešimas, rašymas rankomis. Tai turi būti. Knygos skaitimas tai yra privalomas dalykas. Šitie kompiuteriai yra tiesiog pagalba kai kuriuose vietose, kaip matematikoje, parodant, kas yra sfera, kas yra įstrižainė, kaip ją galima nubrėžti, kaip jie atrodo tūris ir panašiai interaktyvūs dalykus, kurie lentoje gali atrodyti sausi ir neįdomus. O šiuo atveju tai yra tiesiog pagyvina tam tikrus dalykus. Taip pat susipažinimas su informacinėmis technologijomis ankstyvame amžiuje moksleiviams leis suprasti, kad kompiuteris skirtas ne tik žaidimams, bet ir mokymuisi. Mokymas mokyklose iš tikrųjų tampa daug įdomesnis ir vaikai daug labiau susidomi dėstymais dalykais, kuriuose yra panaudojamos technologijos. Jie daug geriau lanko, daug geriau klausosi, patys naudojasi, patys interaktyviai gali naudotis tais dėstomais dalykais. Ir iš tikrųjų ten, kur yra įdiegtos tos technologijos, tie 4 dalykai, mes pamatom, kad vaikai iš tikrųjų žinios pagerėja, iš tikrųjų ten, kur yra pažymiai pagerėja. Efektyvesniu bei įdomesniu mokymusi džiaugiasi ne tik mokytojai, bet ir vaikai. Mes žaidžiam mokomuosius žaidimus, tada ieškome informacijos, jeigu, pavyzdžiui, kartais būna, jeigu per anglų kalbą koks nors žodis, nelabai, jeigu reikia, yra kompiuteriukai, tai galima nueiti į internetą ir pasižiūrėti, koks ten žodis. Nors projektas tik bandomasis, ketinama ir toliau modernizuoti Lietuvos mokyklų klases. Švietimo ir mokslo ministerija dar 2 pradinėm mokykloms Alytuje ir Šiauliuose skyrė 48 Classmate PC kompiuterius.